Norėčiau šiandien pašnekėti apie kinesterapiją nėštumo laikotarpį. Tuoj tik tais norėsiu pasidalinti su jumis savo ekranu, kad galėtumėte drąsiai matyti. Na štai. Tai ir galim pradėti, ar ne? Kaip ir sakiau, šiandien seminaras apie kinesterapiją nėštumo laikotarpį. Sugalvojau šitą seminarą daryti dėl to, kad pastaruoju metu labai padaugėjo aplink mane, mano draugų rate, klientų rate, moterų, kurios laukiasi ir tikrai nedaug žino apie kinesterapiją nėštumo laikotarpiu, ar jinai yra naudinga, ar ją reikia daryti, ar geriau jos privengti. Tai nusprendžiau šį seminarą padaryti besilaukiančioms ir planuojančioms nėštumą moteriams, kad tiesiog būtų, nekiltų daug labai klausimų apie kinesterapiją nėštumo laikotarpiu. Tai kaip ir sakiau, šiandien tema tiesiog bendrai šiek tiek informacija apie nėštumą, tada kinesteterapijos kontraindikacijos, pirmo nėštumo laikotarpis, antro nėštumo laikotarpis, trečio nėštumo laikotarpis ir tiesiog bendrasios rekomendacijos atliekant kinesterapiją. Tai gal tada pradėsime, trumpai papasakosiu bendrą šiek tiek informaciją, kuo yra gerai kinesteterapija ir panašiai. Tai tikriausiai pastebėjote, kad šiais laikais daug labai moterų ir merginų tikrai yra mažai aktyvios fiziškai. Aišku, ta statistika gerėja. Tačiau ne taip greitai, kaip mes tikimės. Ir norint padaryti karjerą didesnę, ar ne, arba dėl mokymosi, moteris tiesiog pamiršta būti fiziškai aktyvios arba tam neturi labai daug laiko. O nėštumo laikotarpiu fizinis aktyvumas yra labai svarbus ir ypatingai dėl fizinio aktyvumo nebuvimo dažnai būna silpni mūsų pilvo raumenys, kurie nėštumo metu yra tiesiog pertempiami ir galimos dėl to netaisyklingas vaisiaus padėtis, hiperlordozė moters ir aišku, todėl iš to seka juosmens srities skausmas, apatinių galūnių skausmas ir panašiai. O pilvo raumenys nėštumo metu yra ypatingai svarbus. Ir jeigu moteris mažai juda, dažniau tiesiog gali atsirasti arterinė hipotenzija, vaisiaus asfikcija gimdoje, hipotoninis kraujavimas ir kita. Aišku, čia išrinkau tokius jau tikrai baisius pasakymus, ar ne, bet tikrai komplikacijų gali būti. Ir aišku, nieko nenustebinsiu pasakydama, kad fiziniai pratimai yra tikrai visapusiškai stiprina visą moters organizmą, ar ne, aktyvina visą sistemų veiklą ir tiesiog garantuoja normalią nėštumo eigą. Tai čia tikriausiai nieko nenustebinau, bet taip pat turiu pasakyti, kad tai ne tik aktyvina mūsų visą sistemą organizmo, taip, bet ir stiprina mūsų pilvo raumenis, didina tarpvietės elastingumą ir, žinoma, po gimdyvinių laikotarpių tiesiog gerina visą organų ir sistemų veiklą ir tiesiog greitesnį jų atsigavimą. Tai tas irgi ypatingai labai svarbus. Ir aišku, be abejo, fizinis aktyvumas yra būtinai labai geras dalykas ir labai naudingas vaisiui. Taip, tai aktyvina jo placentinę kraujotaką, aprūpina daugiau deguonimi, gerina medžiagų apykaitą, judrumą ir tiesiog gerina ir daro labai didelę įtaką normaliai vaisiaus padėčiai gimdoje. Tai tiek apie bendrą informaciją ir toliau norėčiau pašnekėti apie kinesteterapijos kontraindikacijas, kada negalima atlikti kinesteterapijos ir fizinių pratimų. Tai čia išvardinau tikrai nemažai jų, aišku, jų tikriausiai galima būtų gydytojai tikriausiai rastų ir daugiau pridėta, ar ne, bet čia paimu tokias pagrindinės, kurios man atrodė dažnai sutinkamas. Tai jeigu jūs jaučiat ūminį karščiavimą,
tai žinoma, tada kineziterapija yra kontraindikacija. Tada jos negalima atlikti. Taip pat tikriausiai žinosit, kada negalima atlikti, tai kai nėštumas yra tikrai sunkus ir vyksta toksikozė. Tada irgi fiziniai, aišku, viską reikia reguliuoti su savo gydytoju, pasitarti su juo pradžiai, bet turit stebėti ir pati savo kūną. Aišku, jeigu yra daug vaisiaus vandenų, tai irgi būtinai reikia stebėti tai ir žiūrėti, ar gydytojas leidžia jums sportuoti ir leidžia fiziškai aktyviai gyventi. Ir aišku, taip pat anksčiau buvę persleidimai ir sąrėmio pobūdžio skausmai net ankstesnėme laikotarpyje, tai irgi yra kontraindikacija. Tai ką, prieikime prie pirmo nėštumo laikotarpio, tai yra nuo 1 iki 16 savaitės. Tai būtent šiuo laikotarpiu organizmas visas persitvarko, ar ne? Tada reikia ypatingai stebėti ir atsargiai dozuoti fizinį krūvį ir, aišku, parinkti tam tikrus specialius pratimus. Jeigu jau moteris žino iš anksčiau, kad nuo 1, nuo 2 savaitės, kad yra nėščia, tai reikia tiesiog labai atsargiai, jeigu gydytojas leidžia, atsargiai sportuoti, kaip ir minėjau, parinkti pratimus tam tikrus, kad tiesiog nedidinti vidinio pilvo slėgio. Aišku, ypatingai reikia dirbti labai su laikotarpiais, kai turėtų įvykti menstruacijos. Šio laikotarpio pratimai turi tikrai būti labai nesudėtingi, juos turėtumėme mažiau kartoti, jų trukmė turėtų mažintis 2-gubai. Taip, jeigu darėte pratimą 10 minučių, tai jį turite tada to laikotarpį sumažinti iki 5 minučių. Taip pat kai kurie autoriai radau, kad rekomenduoja 1-3 mėnesių laikotarpiu, kai turėtų sutapti menstruacijos dienos, neatlikti visai fizinių pratimų. Bet aišku, čia pasikonsultavus su gydytoju, su kineziterapeutu, tikrai galite labai atsargiai tiesiog dirbti. Jeigu jaučiatės pati irgi gerai, nes jūs jaučiat savo kūną tikrai daug geriau nei bet kas kitas. Ir dar norėčiau labai paminėti tokį dalyką, kad moteris, kuri aktyviai sportuoja iki nėštumo, tikrai neturėtų vengti pratimų ar kažkokios sporto šakos nėštumo laikotarpiu. Tarkim, moteris, kuri iki nėštumo kilnojo svorius, ar ne, užsiėmė fitnesu, tai jinai tikrai nėštumo laikotarpiu neturėtų nutraukti to, nes kitaip atsiranda didelis šokas organizmui, kaip čia 5 metus, tarkim, sportavom, ar ne, taip intensyviai, o dabar nieko. Tai tikrai būtinai turite stebėti save, aišku, gal šiek tiek pasikoreguoti tos sporto šakas arba sportus, bet tikrai jokių būdų jų nenutraukti. Aišku, nebent yra kažkokios kontraindikacijos, kurias minėjau prieš tai arba matėte išvardintas. Ir iš kitos pusės, tai jeigu moteris nesportavo iki nėštumo, buvo fiziškai neaktyvi, tai nėštumo metu, ypač pirmu nėštumo laikotarpiu, tikrai negalima užsiimti ir jogą, ir kineziterapiją, ir eiti į baseiną mankštoms, ir daug vaikščioti, ar ne? Tai tiesiog reikia po truputėlį ir nekilnoti, aišku, svorių, ir po truputėlį tiesiog įsivažiuoti tą ritmą labai atsargiai, jeigu iki nėštumo moteris nesportavo. Tai čia manau, kaip ir aišku. Ir šiuo laikotarpiu, šiuo pirmuoju nėštumo laikotarpiu nuo 1 iki 16 savaitės, kineziterapinis tikslas, jeigu dirbate su kineziterapeutu, tai yra tiesiog ugdyti jūsų įgūdžius, išmokyti taisyklingai jūs atlikti pratimus. Išmokyti kvėpuoti pilvu, krūtine, diafragma, ir mišriai. Tiesiog labai lengvai sutraukinėti raumenis, mokinti juos atpalaiduoti. Ir, žinome, išmokyti pratimai
išmokyti jūs atlikti pratimus, kurie garantuoja normalią nėštumo eigą. Ir aišku, tada pratimų dėka mes tiesiog stiprinsime visą kaulų raumenų sistemą, širdies kraujagyslių ir adaptuosimės vis prie didesnio fizinio krūvio. Tai čia toks kinesterapinis tikslas mūsų pirmuoju nėštumo laikotarpiu. Ir prieikime prie antrojo nėštumo laikotarpio, tai yra jau nuo 17 iki 32 savaitės. Šiuo laikotarpiu moteris jaučiasi kaip ant sparnų, atrodo, kad jinai gali pakelti tokį didelį fizinį krūvį ir jinai yra tokia stipri, ar ne? Tačiau nuo 24 savaitės maždaug, nuo 25 savaitės, šiuo laikotarpiu labai didelis krūvis tenka širdies ir kraujagyslių sistemai. Todėl mes kineziterapeutai turim atkreipti dėmesį, kad taikyti reikėtų nėščiai mažesnį fizinį krūvį. Nors kaip ir paradoksalu, ar ne, kad jinai jaučiasi gerai, pilna jėgų, ar ne, švyti ir atrodo gali kalnus nuversti, tačiau kaip tik šio laikotarpiu jai reikia taikyti mažesnį fizinį krūvį. O kinesterapinis tikslas šio laikotarpiu tai yra tiesiog sudaryti geras sąlygas vaisiaus raidai. Tai jau tiesiog visas akcentas eina į vaisių, tiesiog garantuoti gerą vaisiaus oksigenaciją ir kraujo tekimą ir taip pat ruoštis gimdymui. Tai stiprinti pilvo raumenis, didinti dubens dugno tamprumą, ugdyti jėgą ir ištvermę, išmokyti valdyti savo kūną, gerinti laikyseną, aišku, kas be ko, ir taikyti profilaktinės priemonės, norint išvengti veninės stazės. Ir kineziterapeutams būtina atsižvelgti į tai, kad į pagrindinę pratimų dalį mes tiesiog įtraukiam specialiuosius pratimus skirtus pilvo raumenims. Kaip ir sakiau, jie yra be galo svarbus, ar ne? Prisimenate, pradžioj seminarą sakiau, įstrižinėms pilvo raumenims taip pat, dubens diafragmai lavinti ir panašiai. Bet to, aišku, pridedame jau ir stuburo lankstumo visokius pratimus, dubens sąnario paslankumo ir panašiai. Tai čia jau kineziterapeutas su jumis tikrai dirbs labai intensyviai antruoju nėštumo laikotarpiu ir turėsit labai daug ką išmokti. Ir prieikime prie trečiojo nėštumo laikotarpio nuo 33 iki 40 savaitės, pats gražiausias laikotarpis, ar ne? Ir tikriausiai moteriams pats sunkiausias. Tai šiuo laikotarpiu kineziterapinis tikslas yra mūsų tiesiog gerinti kvėpavimą, kraujotaką visą. Jau mes nebesimokinsim ugdyti ištvermę ir jėgą, ar ne? Jau mes tiesiog labai ramiai kreipsim dėmesį į žarnyno veiklą, ar ne? Skatinsim visą dubens dugno tamprumą, palaikysim pilvo sienelės raumenų tonusą, didinsim kryžmens ir klubo bei dubens paslankumą ir panašiai. Aišku, taip pat derinsime fizinius pratimus su giliu ritmišku kvėpavimu ir ruošimės gimdymui. Taip, nuo 37 savaitės nėštumo jau mes mokinsime stangentis, ar ne? Tai tiesiog pratimai, kurie ugdo sąlyginius refleksus, pavyzdžiui, kaip aš čia paminėjau, pavyzdį daviau atpalaiduoti raumenis, visus savo raumenis po iškvėpimo. Tai tiesiog mokinsime štai tokių dalykų ir taip pat prijungsim ir gimdos visokius susitraukimus, kurie bus derinami su kvėpavimu, tarpvietės ir gimdos dugną atpalaiduojančius pratimus įjungsim, kurie, žinoma, gerina kraujotaką. Tai čia toksai trečias nėštumo laikotarpis, kada kineziterapeutai dirba jau grinai su pačia nėščiaja vėl, ar ne, jau akcentas nebe vaisiai, o tiesiog nėščiai. Ir labai noriu dar šitą paminėti, kad trečiu nėštumo laikotarpiu pagal mokslinius tyrimus nėščiai rekomenduojama vaikščioti net 2-3 kartus per dieną po kilometrą arba net po pusantro, jeigu reikiant pailsint kas 500 metrus. Tai 500 metrų. Tai čia būtina, ar ne? Jeigu tikrai galite ir
jaučiatės pakankamai gerai, kad galėtumėte tiek vaikščioti. Bet vaikščioti tai būtų super. Ir dabar tiesiog einame jau į pabaigą ir norėčiau pašnekėti apie bendras rekomendacijas, tiesiog atliekant kinesterapiją. Tai čia gal, aišku, ir nėščiosioms labai gerai, bet ir kinesterapeutams, kurie turėtų, į ką jie turėtų atsižvelgti. Taip, tai jeigu sportuojate, jeigu esate fiziškai aktyvi, ar ne, tai būtinai turite žiūrėti savo pulsą, stebėti. Tai atliekant kinesterapiją, pulsas neturėtų būti didesnis kaip 140 kartų per minutę, o praėjus 5 minutėm po treniruotės jis neturėtų būti didesnis kaip 100 tvinksių per minutę. Šitą turit labai stebėti ir sekti, ar taip viskas ir vyksta, ar ne, ar viskas yra gerai, ir jeigu ne, tai tada konsultuoti su savo gydytoju. Taip pat turite atlikti pratimus ir nesulaikyti kvėpavimo. Čia yra labai svarbu. Visų pratimų metu jūs turite giliai kvėpuoti ir nesulaikyti jo. Taip pat reikia stebėti, kad mankšta būtų jums ne per sunki. Visų mankštų metu jūs neturėtumėt pritrūkti oro, kvapo, taip, ir turėtumėt sugebėti kalbėti. Tai būtinai visų pratimų metu jūs turite šnekėti, nes kitaip jums tiesiog, jeigu pritrūksta oro, reiškia, pratimas jums yra per sunkus. Aišku, valandą prieš mankštą patariame yra nevalgyti, o po treniruotės patariame gerti labai daug skysčių. Ir, aišku, nesimankštinti labai, jeigu tai yra vasara, ar ne, labai karštą vidurdienį, kai karšta ir kad nebūtų tvankus kambarys, nes tai tiesiog jausite dar didesnį, norėsite gerti labai daug skysčių ir galite labai daug kvapo, ar ne, netekti. Ir kaip ir viskas, čia tikriausiai pasiskaitysite šitus visus, nevardinsiu visų, tai tokius aspektus tiesiog išrinkau, kurie yra tikrai yra labai naudingi ir juos reikėtų sekti. Ir ką, ir tikriausiai, kad viskas, noriu tiesiog jums priminti, kad nėštumas tai nėra liga, negalite atsisakyti savo visų malonumų ir nustumti juos iš šono, tai yra didžiausias stebuklas, kurio mes linkime kiekvienai. Aišku, jeigu viskas gerai, negalite nustumti to iš šono, taip. O dar taip pat noriu tikrai visas paraginti, kad jeigu esate besilaukiančios arba planuojate vaikelį ar ne, tada tikrai pasitarti, jeigu turite kažkokių klausimų, tai drąsiai rašykit man. Kinesterapija nėštumo laikotarpiu yra būtina, jeigu gydytojas jums leidžia.